Labas rytas, mėlyjei. Šio ryto tema – kodėl profesionalam fotografam gaunasi, o man nesigauna. Kodėl taip atsitinka? Pasakysiu, mėlyjei, trumpai. Iš nežinojimo. Kai mes fotografuojam, pasiėmę fotoaparatą nustatymais, kurie vadinasi automatika, mums kartais gaunasi, kartais nesigauna. Ir mes nežinom, kodėl taip darosi. Mūsų kursuose mes aptariam visus profesionalius patarimus, kad suprasti, kodėl gaunasi, kodėl nesigauna, ką reikia pakeisti, kad gautųsi. Na, o tuo tarpu nepamirškit ir padėkit man spausti laiką, būtinai prenumeruokit, būtinai paspauskit skambutį, kad nepraleist kitų video, būtinai pasidalinkit šio video ir aišku, pakomentuokit, užduokit naujų temų, taip galės šitas video paplis daugiau ir mūsų bus didesnis ratas, o tai mane labiau motyvuoja ir aš galiu duoti daugiau patarimų, kad jūsų nuotraukos gautųsi tikrai gerai. Na ir ką, negaiškim laiko, važiuojam toliau. Taigi, kodėl man nesigauna, nors atrodo lankausi toj pačioj vietoj, kur ir profesionalas fotografas, kelionėse, mačiau tokias nuotraukas gražias, o aš nuvažiavęs, man nesigauna taip, kaip gausi fotografui. Viskas yra nežinojama, bet viskas yra paprasta ir pataisoma. Kuo mėgėjas fotografas skiriasi nuo profesionalų? Skiriasi tuo, kad mėgėjas lokacijose būna atsitiktinai. Jisai nebūna pasiruošęs būtent tai fotografijai, kurią jisai ruošiasi, kurią jisai fotografuoja. O profesionalas atidžiai, kruopščiai ruošiasi ir važiuoja būtent tuo laiku, kada reikia. Kada jis supranta, kada bus geriausios, įdomiausios nuotraukos, kada bus šviesa geriausia, kuri jam padės padaryti gražesnę nuotrauką. Taigi, mėlyjei, skirtumas didžiulis. Profesionalas ruošiasi ir laukia to momento, to šviesos, kuri jam yra svarbiausia. Turbūt esate visi girdėję, kad pati geriausia šviesa tai yra auksinė valanda. Tai būtent tuo metu, kai saulė leidžiasi arba kaip saulė kyla. Štai šitas laikas yra pats gražiausias ir ne veltui taip kalbama, kad gražiausia šviesa. Tai yra šviesa minkšta, šilta, labai švelni. Prie šitos šviesos mes galime fotografuoti bet kokį žanrą. Tiek portretus žmonės, tiek gyvūnus, tiek pačią gamtą, peizažus. Šita šviesa yra iš tiesų pati gražiausia. Todėl, kaip sakiau, jinai ne veltui vadinama auksinė valanda. Tam ruoštis taip pat reikia. Reikėtų pasižiūrėti, kokios yra prognozės, ar bus saulė, ar nebus saulė. Ruoštis fotografuoti ir nuvažiuoti į vietą, kurią tu pasirinkai, reikėtų prieš valandą minimum. Taigi tokie mano keletas patarimų, kurie jums galbūt padės padaryti tikrai geresnės, gražesnės nuotraukas. Taigi nuvažiuoti prieš valandą tam, kad pasiruošti, jeigu tu ruošiesi ten modelį fotografuoti, tai geriau pasiruošti, pasistatyti įrangą, jeigu tu dar ruošiesi su tokia fotografuoti ir tada laukti, kaip sako, tos valandos, tos minutės ir pradėti fotografuoti. Taip lengviau pripras ir jūsų modelis, ir jūs. Pasiruošimas yra viena svarbiausių dalių fotografijai. Taigi, galima ten fotografuoti įvairius žanrus, todėl ta šviesa, jinai mums padeda. Tiesioginė šviesa, kuri krinta tiesiai ir saulė būna žemai, jinai mums padaro labai gražius portretus. Pradingsta šešėliai, kurie būna paprastai po nosim, po barzda. Šitos nuotraukos visą laiką gražios, kai saulė šviečia tiesiai į modelį, o tu fotografuoji iš šono. Kodėl ta šviesa vadinama tokia minkšta, švelni ir šilta? Todėl, kad saulė yra dar labai žemai ir jinai sklinda kur kas ilgesnį kelią per atmosferos detalės. Todėl jinai išsisklaido ir būna labai minkšta. Ją būtina išnaudoti.
Aš tiesiog primiktinai sakau, išbandykit būtinai. Sužinokit, kaip tai veikia ir jūs pamatysit, kaip pasikeis jūsų nuotraukos. Būtinai ruoškitės bet kokiai jūsų fotosesijai. Atsitiktinės nuotraukos taip pat gaunasi. Taip pat galima padaryti ir atsitiktinai, bet patys suprantat. Čia tas pats, kas fotografuojant su automatiniu režimu. Kartais gaunasi, kartais nesigauna. Taigi važiuojant toliau ir kokį žanrą dar galima fotografuoti. Yra šviesa vadinama kontražiūrinė. Kontražiūrinė šviesa kaip nušviečia visa kaip tarytum aureolė žmoguje, ar ne? Ir kai mes fotografuojam tokioj šviesoj per auksinę valandą, yra kur kas svarbiau, kad fonas būtų tamsus. Tada išryškėja ypač kontūrai žmogaus apšviesti saulės. Štai šita šviesa eina viena gražiausių. Jeigu mes norim pajūry ar kažkur nors prie vandens telkinio nufotografuoti, kad matytųsi žmogaus siluetas, tai kad jisai būtų geresnis, sodresniam spalvom, būtina šviesą pamatuoti fone. Tada siluetas šitas bus stipriai tamsus ir labai gražiai atrodys. Taigi, jeigu nori, kad tas pats siluetas taptų lyg kažkokiam rūke, tai tada šviesą svarbu matuoti į patį žmogų. Ir aišku, tuo metu galbūt gražu, kai žmogus būna apsirengęs kokio nors baltų rūbų, pusiau permatomų. Gali būti nūdė fotografija, kaip galbūt žmogus visai nuogas, kad šiek tiek matytųsi detalės veide, jo kūne. Tada tokia rūke nuotrauka taip pat graži. Kitas patarimas – pasinaudokit su atvira diafragma. Diafragma gali būti 1,8 ar 2,8, o gal 3,2. Taigi prie tokios auksinės šviesos šitos nuotraukos taip pat labai gražios. Kita yra šviesa blikinė vadinama. Nors tarp fotografų jinai vadinama kaip parazitinė šviesa. Pasakysiu kodėl. Ogi todėl, kad kai mes fotografuojam tiesiai prieš saulę, mes norim gauti tam tikrus blikus ir jinai ne visada taip gaunasi. Mes turim ieškoti tam tikro rakurso, kad nuo saulės spinduliai atsispindėję į mūsų lęšius atrastų tokius nuotraukoje blikus spalvotus nuo lęšių. Turbūt esat ne kartą matę. Kitas dalykas, fotografuojant prie saulę, ypač svarbu, kad jūsų objektyvas būtų švarus, kad ant matricos nebūtų dulkių, nes taip jūs taip pat sugadinsit nuotrauką ir labai matysis visos dulkės. Taigi patarimų yra išties labai daug, kaip galima fotografuoti ir kokių nuotraukų pridaryti prie būtent auksinės valandos šviesos. Būtinai tuo pasinaudokit. Padarykit gražių nuotraukų. Nepamirškit dar vieną patarimą, kad visą laiką geriau nuotraukoj šiek tiek padaryti tamsiau. Tai yra į minusą. Taip jūs gausit visą laiką geras detalės, nes jeigu nuotrauka tamsesnė, mes ją galima redaguodami ištraukti detalės, ypač jei fotografuojama RAW formatu. Jeigu bus nuotrauka per šviesi, gali būti, kad to padaryti nepavyks, kad nuotraukoje gautųsi daugiau detalių. Tai šitie patarimai jums tikrai padės padaryti geresnės, įdomesnės nuotraukas. Pasirink gerą rakursą, pasirink gerą šviesą, įdomią kompoziciją, jums tikrai padarys gerą nuotrauką. Būtinai tai išbandykite. Na, o jeigu nori daugiau sužinoti ir išmokti fotografijos subtilybių ir profesionalių patarimų, tai pas mane galima mokytis net 3 būdais. Savarankiškai, individualiai ir grupėse. Taigi savarankiškai nuorodos yra po šio video. Galima mokytis patiems, nepriklausomai nuo nieko. Tai yra net 10 temų video formate, kuriuos tu pasirinkęs, įsigijęs, mokaisi pats. Ir gali mokytis bet kur važiuodamas kelionį, žiūrint per telefoną ar per kompiuterį nešiojimą. Fotoaparatą šalia, darai, kas tau sakoma ir išbandai. Individualūs fotografijos kursai, tai tik tai tu ir aš. Visi profesionalūs patarimai tau
Kad suprastum, mes mokomės net 12 valandų. Aiškinamės, kalbamės ir kartojamės, jeigu kažko nesupratai. Taigi labai padeda. Šitie kursai, jie vyksta ne tik susitikus gyvai, bet jie vyksta ir online. Internetu galim susijungti, ypač su tais, kurie gyvena kitame mieste arba išvis kitame pasaulio gale, tai yra užsienį. Tai labai patogu mokytis ir sužinoti vis daugiau ir daugiau. Na ir grupėse, aišku, smagu mokytis kartu, dalintis informaciją, galbūt dalintis net savo fototechniką, išbandyti ją ir taip keliauti fotografijos link. Taigi, mėlyjei, nepamirškit paspausti didelio laiko, prenumeruokit šį kanalą, būtinai paspauskit skambutį, kad nepraleiskit tų video. Aišku, pakomentuokit, tai yra labai, labai svarbu. Užduokit naujų temų, kurios galėtų padėti mums keliauti kartu fotografijos kryptimi. Taigi, mėlyjei, linkiu sėkmės, padaryti gerų nuotraukų ir iki kito susitikimo.